Šiandien laidoje Auksarankiai matysite. Jums ko gero teko girdėti įvairiausių istorijų susijusių su meistrais. Spąstai nesąžiningiems meistrams. Visračiai, spynos ir ilgapirščių gudrybės. Kriminalinės istorijos, ilgapirščių veiklos metodai. Ir kaip netapti ilgapirščių auka. Netrukus. Kai kurių asmenų balsas ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Praėjusią savaitę laidoje palietėme namų saugumo temą. Šiandien apžvelgsime ją plačiau. Situacijos, išsamų specialistų komentarai ir patarimai, kaip apsisaugoti nuo ilgapirščių. Taip pat laidoje spąstai autoservisų meistrams. Į atsitiktinai pasirinktus servisus ir remontinių meistrų garažus atvyksta sugedusi kabutėse mašina. Netrukus sužinosime, su kokiais meistrais, profais ar profanais teko susidurti mūsų statistiniai kabutėse blondiniai. Čekių nėra, viso gero. Nu tai kad jūs pats nedavėt man čekio. Praėjusią savaitę matėte, kaip savo paslaugas tinkamai ir nelabai tinkamai vykdė skalbyklių meistrai. Šiandien mūsų darbuotojas savo automobiliu vyksta į autoservisą. Scenarijus paprastas. Neveikia automobilio valytuvai, o tokiu oru tai labai nemalonus gedimas. Tiesa, mūsų statistinėme automobilyje viskas veikia puikiai. Laidos konsultantas tiesiog išėmė valytuvų elektrinės grandinės saugiklį. Saugiklio kaina beje viso labo 50 centų. Tačiau sugaištas laikas, apžiūra ir darbas taip pat kainuoja. Labą dieną. O kur čia priėmimas? Aš buvau užrašus tą Jotą, ne, Jaris aš buvau užrašus. Man dėl valytuvo. Žinau, aš labai atsiprašau, manęs neišleido. Ne, neveikia. Atrodo, ne. Nenori veikti? Nenori veikti valytuvai mano, nežinau. Ir galinis irgi? Galinis berods veikia, dabar net bijau pasakyti. Ilgai čia truks, aš bėgu iki bankomato. Kiek čia laiko maždaug? Kiek užtruks? Jo, užvakar. Veikia ir sustojo. Ir nebeveikia. Tai čia kokį 15-20 minučių. Daugiau? Nu, bėgu aš tada. Pasak specialisto, būtent nuo elektrinės grandinės saugiklių blokelio ir turėtų prasidėti gedimo paieškos. Pirmasis servisas su iškelta užduotimi susidoroja greitai ir profesionaliai. Susimokam. 15 litų. Kiek? 15 litų. 15 litų? Nu, kaip gerai. 15 litų ir automobilis po greito remonto išrieda iš serviso. Važiuojame į kitą servisą. Gedimas tas pats. Neveikia automobilio valytuvai. Jūs užžygė pradėjo, kad mes pasidės palaukti, bet aš pasakysiu, kai čia laiko dar užtruks. Nes gali būti, kad ir jeigu reikalinga bus detalės.
Aš einu laukiu, vis tiek jūs per kokias 10 minučių sužinosit, kas čia, kiek čia. Tvarko, tai laukiu tada ten. Daug čia? 120 baigit. Kodėl ateina moteris ir iš karto prasideda? Oi, čia labai brangiai, čia 10 kartų pakilo kaina. 10 litukų. Meistrai dar sykį įrodo, kaip puikiai išmano savo darbą. O ir šį kartą paslauga kainuoja pigiau nei pirmajame autoservise – 10 litų. Ačiū labai. Trečiasis servisas. Didesnėme servise meistrai puikiai atlieka savo darbus. 20 litų ir valytuvai veikia. Galima būtų daryti išvadą, kad visi meistrai yra geri, tačiau yra ir kitokių meistrų. Ta pati situacija. Sugedęs tik elektros saugikliukas. Na, o serviso lygis tikrai ne tas pats. Labą vakarą. Aš čia buvau užrašus dėl valytuvo. Taip. O galima dabar jau čia sutvarkyti? Nuvarykit, galima. Kokios problemos? Man čia valytuvai neveikia. Tai nežinau tik tais, kas yra. Tai dangtį pakelkit. Nemoku. Trumpam palikime meistrą ir grįžkime prie namų saugumo temos. Dažnai galvojame, kad mūsų namai saugūs, nes juos saugo nauji, blizgantys plastikiniai langai ir neseniai pakeistos metalinės durys. Tai tiesa, kurią mes tikime, bet dėja tuo netiki kriminalinio pasaulio atstovai. Netrukus laidoje situacijos, išsamūs specialistų komentarai ir patarimai, kaip apsisaugoti nuo ilgapirščių. Netrukus laidoje situacijos, išsamūs specialistų komentarai ir patarimai, kaip apsisaugoti nuo ilgapirščių. Dažnai galvojame, kad mūsų namai saugūs, nes juos saugo nauji, blizgantys plastikiniai langai ir neseniai pakeistos metalinės durys. Tai tiesa, kurią mes tikime, bet dėja tuo netiki kriminalinio pasaulio atstovai. Keletas akimirkų ir patyręs ilgapirštis įsisuka į jūsų privačią nuosavybę. Skirtumas tik tas, ar jūs nesate vienas iš tų, kurie galvoja, kad jo butui nusikaltėlių dėmesys negresia.
profesionalo komentaras. Žmonės dažniausiai pasitenkina minimalią apsaugą. Kuo pigesnės spynos, kuo pigesnės durys, kuo paprasčiau, to geriau. Bet tai nėra gerai, nes tai sudaro labai didelį pretekstą nusikaltėliams pasinaudoti žmonių aplaidumu. Dažniausiai vagiami daiktai, kuriuos galima išnešti kišenėse arba pasitenkinus polietileniniu maišeliu. Banko kortelės, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, mobilūs telefonai, geriausiu atveju nešiojami kompiuteriai. Jau nusižiūrėjus ir ilgai pasiruošus, tai galima išgabenti netgi buitinę techniką. Beje, dažnai ilgapirščiai būna gerai susipažinę ir su standartinių butų išplanavimais, tad jie puikiai numano, kur gali būti įvairios slėptuvės. Arba jau iš patirties žino, kur žmonės dažniausiai slepia savo vertybės. Žmonės dažniausiai slepia drabužių spintose, šaldymo kamerose. Kai kas toliau pažengęs įsitaiso nešiojamus seifus tamsiuose kambariuose, stengiasi juos kažkaip užmaskuoti, bet slaptavičių nėra daug ir jos gerai žinomos. Kodinės arba rakinamos laiptinės durys padeda iš dalies. Viskas priklauso vėl nuo visų kaimynų savimonės. Jeigu įėjęs į laiptinę palieki duris neužtrenktas ir nežiūri, kas paskui tave įėjo, tai tokios durys tikrai nesulaikys nusikaltėlio. Duris galim dabar vadinti šiai dienai naudojamas yra dviejopas. Tai yra naudojamos šarvuotos durys ir naudojamas dar senesnio, kas turi medinės naudoja. Medinio durų užraktas jau žinom, sulaužimo būdai yra labai žinomi iš senų laikų, tai paprastai sulaužoma širdutė. Perkant širdutę labai aktualu žiūrėti į metalą, nes kuo geresnis metalas, tuo jį sunkiau sulaužyti. Sulaužyti, tarkim, aš pats bandžiau namuose, tai aš sulaužau per 2-3 sekundės su paprastu raktu. Būdų yra įvairių šiai dienai, aš nenorėčiau pasakoti, kadangi gali mano kalbą girdėti ir kai kurie nusikaltėliai, todėl aš nelabai norėčiau pasakoti. Tai galėtų geriau jums visiems žmonėms jiems papasakoti tas, kas pardavinėja duris. Būtent apie tą užrakto mechanizmą, jo įsikišimus visokius, kurio vietoje yra silpniausia dalis. Nes šiai dienai apie tas naujoves nelabai norėčiau pasakoti, nes papasakojus gali būti panaudota prieš kaip tik žmonės. Per duris šiai dienai yra mažiau daroma, nes pagrindas tai yra langai. Taigi jos nėra labai brangios langų rankenos, yra su užraktu, kaina yra apie 26 litus, tai aišku priklauso nuo gamintojo dar. Tiesiog gali būti langas paprastai išeinat, paspaudžiat ir užsirakina ir viskas, tada jau vagiui vėl yra problema patekti į vidų. Tai va, yra labai paprastai, o jeigu jau grįžus namo, taip tiesiog su rakteliu atsirakina ir rankina vėl yra veikianti. O užrakinimas tai visiškai paprastas, paspaudus, langų rankina užsirakina, aišku, tai liečia tuos, kurie gyvena pirmame aukšte. Vagis yra taip vadinami akademikai, pirma grupė, kurie yra intelektualūs, kurie ruošiasi vagystei labai ilgai. Ir yra, o antra grupė yra mechaniniai, kurie tiesiog mato, jie į šarvuotas duris, tarkim, niekada neina. Jie yra pakankamai daug praėjus 9 aukštį, nuo 1 iki 9 aukšto. Kiekvienas gali pamatyti, kad ten pusė durų yra medinės, yra paprasti užraktai ir tiesiog ten reikia kažką tai ar sugnybti, ar nulaužti cilindrą, ar tiesiog pastumti, iškelt duris ir gali laisvai įeiti. Dabar, jeigu cilindras yra teisingai parinktas, tai va, jisai turi būti iš apdailos išlindęs nedaugiau 3 mm.
nedaugiau. Tai yra tavo tokie standartai ir taip turi būti parinktas cilindras. Jau yra sunkiau nuplėšti jį, tai jau, sakykime, papildoma minutė, kol įeis. O dar geriau yra, jeigu, sakykime, cilindras, širdelė yra apsaugota, sakykime, ten daug nekainuoja, yra specialūs cilindrų šarvai, yra uždedamas ant spinos, tiesiog cilindro net nesimato. Dar tokiu būdu yra prailginamas darbas vagiui 5 minutėm. Yra iš vienos pusės tokie taškiukai tokie iš abiejų pusių ir iš kitos pusės. O jeigu nėra, tai sakykime, tarkim, tai jau tas pigusis kinietiškas cilindras, tai apsaugos absoliučiai jokios nėra. Tai čia tiesiog su paprastu grąžtu galim tą širdelę išgręžti per pusę minutės ir patekti į butą. Dažniausiai naudojami grubūs įsilaužimo metodai. Labai retai naudojami visrakčiai. Tai grubūs įsilaužimo metodai tai būtų tiesioginis spinos išlaužimas, grįžimas. Pagal statistiką į šarvinės duris apie 3-5 minutės, į medinės duris 2-3 minutės. Pasirodo, vagys puikiai išmano spinas. Jų modelius ir dauguma durų gali įveikti per kelias akimirkas. Prastos šarvuotos durys statistiškai išlaužiamos per 5 minutės, o prie gerų šarvuotų durų gali tekti paplušėti ir gerą pusvalandį ar net valandą. Apie numatytą savo tikslą jie dažniausiai renka iš šeimininkų aplinkos. Gali apsimesti socialiniais darbuotojais, gali atlikti įvairias apklausas, taip pat gali paklausinėti pas vaikus mokykloje, iš draugų pažįstamų. Artima aplinka pagrindė. Ilgametė specialistų praktika byloja, kad rimti vagys prieš eidami į rimtą reikalą jam ruošiasi tikrai rimtai. Vagiui būtų neparanku, jeigu jisai nebūtų įsitikinęs, kad jisai ramiai įeis ir ramiai išeis. Galbūt galėtų padėti apsaugos firmų paslaugos teikiamos, lipdukai ant spynų, ant durų, taip pat galėtų padėti, jeigu vagis susidurtų su neįprasta spynų komplektacija. Kiekvieną žmogui perkant spyną reikėtų papildomai sustiprinti ją, nepasitenkinti minimaliu spynos paruošimu, kuris parduodamas parduotuvėje, o ją papildomai sustiprinti. Taip pat padeda spynų širdelės su patentuotais raktais, nes gaminama tik tai pagal patentuotas korteles pateikus raktininkams, o tokia apskaita yra labai griežtai stebima. Žmogus turi pats pasirūpinti savo nusavybę, nes priešingų atveju juo niekas nepasirūpins. Tam, kad gautų reikalingą informaciją, nusikaltėliai gali apsimesti socialiniais darbuotojais, siuntų tarnybos pasiuntiniais ar šiaip adreso nerandančiais piliečiais. Jei grobis rimtas, vagys investuoja daug savo laiko, žinių ir resursų. Langus reikėtų apsaugoti grotomis. Yra dar toks papildomas žaliuzės, bet tik tai nuo išorinio pasižiūrėjimo. Buvo paplitę labai daug plastikinių langų gamybą ir po to kai kurios firmos bankrutavo, meistrai atsidūrė gatvėje. Tai jie puikiai žino, kur reikia gręžti ir kaip reikia išrinkinėti tas žaliuzės. Grotos nors ir neestetiškai atrodytų, bet jos yra daug patikimesnės negu žaliuzės. Kas visgi gali sukliudyti vagims arba kaip priversti ilgapirščius persigalvoti? Pats geriausias apsisaugomas tai yra, kaip sakant, pačių žmonių budrumas. Žmonių budrumas yra bendravimas su kaimynais, su kitais žmonėmis, kurie mato galimus pašalinius asmenys. Lietuvoje yra nemažai saugos tarnybų. Jos turi aparatūrų, šiai dienai yra įvairių ir gan nebrangių, tai tokių kaip judesio daviklių įstatymai ar dar kažkas, kurie nusikaltėliui gali būti nežinomi iš išorės, jų jis gali nepastebėti. Užtenka vietinės paprastos signalizacijos ir sėkmingai jinai gali atbaidyti. Reiktų rinktis patikimas. Patikimose firmose tvirtas duris su apdaila, su spynų komplektacija gera, papildomą spyną nepatingėti įsidėti. Tikrai nepatarčiau pirkti spynų pigių,
nekokybiškų, arba dūrių, kurių dabar yra apstų, kurios iš išorės atrodo šarvinės, o iš tikrųjų galima atidaryti konservinių peilių. Rekomenduoju tik brangias patentuotas spynas. Tai galėtų būti, tarkim, kaip pavyzdį pasiūlyčiau ir multiloką, kuris yra apsaugotas nuo laužimo, nuo gręžimo, taip pat yra sutvirtintas grūdinto metalo plokštelėm. Tai yra išlaužti yra daug sunkiau negu paprasta kokia nors spyna. Pasak kriminalistų ir apsaugos tarnybų darbuotojų, papildoma signalizacija ar įmantresnės spynos yra tos priemonės, kurios privers vagį apsigalvoti arba pakeisti savo planus. Beje, pusę lūpų kalbama, kad turto ar buto draudimas taip pat yra papildomas faktorius, suteikiantis jūsų nuosavybei papildomą apsaugą. Rimti nusikaltėliai turi savų kanalų ir dažniausiai jie tiesiog nenori veltis į labai sudėtingas ir labai ilgai trunkančias bei daug resursų kainuojančias operacijas. Aplink daug lengvai prieinamo grobio. Beje, jei ketinate ilgam išvykti, galite ne tik perspėti kaimynus, bet ir įsigyti laikinas mobilias apsaugos sistemas. Patarčiau ir geras duris, ir papildoma signalizacija. Yra teikiame tokią paslaugą kaip apsaugos lagaminėlis. Jeigu ilgesniam laikui išvykstate, statomas lagaminėlis su judesio davikliu ir programuojamas tiesiai signalas jums į mobilų telefoną. Jeigu yra pažeidimas perimetro, jūs gaunat pranešimą ir tada jau jūs reaguojat arba pats, arba kviečiat policiją. Patarčiau tikrai neapsiriboti vieno apsaugos būdu. Kaina būtų kažkur tai apie 500–600 litų. Bet jisai yra portatyvinis, kaip minėjau, ir jūs galite juo naudotis ne tik jūs pats, bet ir kiti. Galite skolinti draugams, galite kartu susidėję nusipirkti. Paprasčiausiai jisai yra patikimesnė apsauga ilgesniam laikui išvykstant. Netrukus laidoje paskutinė autoserviso meistrų istorijos dalis. Netrukus laidoje paskutinė autoserviso meistrų istorijos dalis. Kitose laidose grįšime prie namų ir turto saugumo temų. O dabar jūsų dėmesiu. Paskutinė autoserviso meistrų istorijos dalis. Labą vakarą. Aš čia buvau užrašus dėl valytuvo. Taip. O galima dabar jau čia sutvarkyti? Nuvarykit, galima. Kokios problemos? Man čia valytuvai neveikia. Tai nežinau tik tais, kas yra. Tai dangtį pakelti. Nemoku. Čia ir galima pridurti, kad meistras užkibo ant mūsų kabliuko ir pajuto, kad mūsų statistinė kabutėse blondinė nieko nesusigaudo apie automobilius. Nu va, jūs mokat. Aš tik iš tikrųjų nežinau, kas yra. Čia lapų prikritę. Tai gali būti nuo lapų įsikišę varikliukai. Nuo lapų? Lapų įsikiša. O man iš tikrųjų sakė, kad gali būti ten arba gumelės, arba ten kažkokie, nežinau kaip jie vadinasi. Nežinau, gali būti reduktorius įsikišęs. Reduktorius? O palauk, dar karburatorius? Gali būti karburatorius? Nežinau, reikia tikrinti diagnostiką atlikti. 90 litų panas diagnostika. Diagnostika 90 litų? O kiek dar valytuvai kainuos? Nežinau, žiūrint koks diegimas. Reikia žiūrėti, varikliukai, reduktoriai. O ilgai truks čia?
Nežinau, diagnostika apie valandą, dar paskui detalės plius minus, tą kokią valandą. Tai porą valandų? Tai čia kaip minimum. Šiandien dar galiu ir nespėti. O jūs spėkit, man mašinos reikia. Nežinau, pasistengsim greičiau. Nu, pasistengkit, tada žiūrėkit. Aš tada gal savo telefoną jums palieku, ar ne? Ir tada maždaug porą valandų, bet jūs man skambtelsit, ar ne? Čia. 6:14 raktus duodu. Gerai, tai paskambinkit. Tvarkoj. Vakarėjant meistras mašinos šeimininkiai praneša, kad viskas tvarkoje ir mašiną galima atsiimti. Labą vakarą. Grįžau mašinas. Sutvarkėt jau? Taip jau padarė. Nu, daug bėdų buvo. Žinau, kad nemažai. Nemažai. O kas buvo? Nu, keitėm reduktorių, laidus, valytuvo, varikliukai buvo sudegę. Valytuvo varikliukai tiesiog sudegę. Čia, nu, darbo buvo. Pilnai valandas. Supratau. O kur keitė detalės, Va čia. kur yra blogos? Va, čia. A, čia tas blogos detalės? Čia yra blogos detalės. O ten, kur, sakiau, ten tas karburatorius ar kas ten gumelės, viskas tvarkoje yra? Žiūrėjot? Gumelės keitėm, karburatorius tvarkoja. Turi dar teko pakeisti irgi sugelės. Nu, supratau. Nu, bet dabar viskas bus gerai, ar ne? Dabar turėtų būti gerai. Bet čia man nieko neatsitiks, važiuojant neužsidėksiu. Nu, neturėtume tik būti reikia. Supratau. O brangiai čia man kainuos? 170, 160. Tai 160? Nu jo, dar už darbą. Nu, diagnostika 90, detalės 50 ir darbas dar. Tai 170. Tai 170, o jeigu kokią nuolaidėlę? Nuolaidėlę, nu tai 5 litrai. 5 litrai. Nu, grįžčiau dažniau, jeigu didesnę nuolaidą padarytumėt. Geras servisas, viską sutvarkėt. Nu, žiūrėsim. O užrašysit kokį čekutę? Čekutį? Nu, čia naktį vakare priėmam, tai nelabai. Supratau. Nu, tvarkoja. Gerai, vis tiek ačiū labai. O, raktus, jo, reikia. Ačiū labai. Oi, dėkoju. Darysit vartus? Gerai, ačiū. Dėkui. Nei daug, nei mažai. 170 litrų. Išvada. Pakeista krūva valytuvo darbui reikalingų agregatų. Reduktorius, laidai, gumelės, varikliukai ir atlikta greita, tik valandą trukusi diagnostika. Meistras, labas vakaras dar kartą, grįžau ir visai ne viena ir dabar norėčiau sužinoti iš tikrųjų, kodėl tai brangiai sumokėjom už detalės ir pakeitė detalės tas, kurias iš tikrųjų nereikėjo net keisti. Viską padarėm kaip reikėjo, nieko nežinau. Nemanau, kad kaip reikėjo, dėl to, kad, nu, iš tikrųjų reikėjo tik tai pakeisti saugiklį, kuris buvo... Prašom išeiti iš mano garažo. Jūs nešaukit ant manęs, aš tiesiog sakau, kaip... Jūs čekį turite? Ne, neturiu, nes jūs man nedavėt, jūs pats sakėt, kad vakarais čekio neduodat. Mes kaip tarnavim duodame čekį, jūs neturite čekio, prašom išeiti. Aš ką tik išvažiavau iš jūsų. Prašom išeiti iš mūsų garažo. Jūs nešaukit ant mūsų, nu kodėl jūs dabar reikia? Dokumentų nieko, čekio nėra, viso gero. Nu tai, kad jūs pats nedavėt man čekio.